Labas, Karina. Sveiki. Labai gera tave čia studijai matyti. Ir mes ką tik apturėjom fantastišką fotosesiją, dalykinę, vadinkim taip, ar ne? Ir iš tiesų labai geras tavim kurti. Labai gera. Ir aš čia tave pasikviečiau dar su viena idėja, kad pašnekinti, kaip ekologiško prekės ženklo Mos9 klientė. Tai gal tu gali man papasakoti, ar tu iš vis prisimeni, kaip šitas prekės ženklas pas tave atkeliavo? Prieš kiek laiko gal prisimeni? Sakykime, apytiksliai prieš 2 metus pamačiau pas pusseserę mano profilį, kai pas ją ateina klientė ir atneša dovanų. Dovanų, ten kažkokios labai įdomios, ten taip gražiai viskas atrodė, įdomu, ką jinai ten gauna ir man labai norisi pabandyti. Moteriškas smalsumas susižadintas, ar ne? Susižadino ir tada susiradau Mos9 grupę. Įstojau į tą grupę ir ilgą laiką stebėjau, kiek klientės dalinasi savo atsiliepimais. Ir vieną dieną surezonavo parašyti man Aurelijai. Parašiau, Aurelija mane pakonsultavo, galvoju, kaip fainiai, čia konsultuoja, čia man viską atrinks, tas, kas man tinka. Svarbus tas asmeninis dėmesys, labai kad svarbu gauti buvo tas konkrečiai. asmeninis dėmesys ir aš užsisakiau, pabandžiau ir patiko. Tu man papasako, ką nors istoriją dabar apie tai, kaip tavo plauko sveikata buvo prieš ekologišką produktą, ne? Ir kokia dabar yra sveikata. Kaip tu jautiesi? Pradžioje kaip ir viskas buvo gerai, man tiesiog buvo įdomu išbandyti. Mano plaukai vienintelė bėda, kurią turėjau, galbūt dėl to, nes aš iš trumpų plaukų perėjau į ilgus, aš juos užsiauginau per greitą laiko tarpą ir jie ėmė man veltis. Vėlėsi ir tai kėlė man nepatogumą, todėl pabandžiusi produktą iš karto pajutau, kokie jie minkšti, lengvi ir man net šukų nereikėjo juos šukuoti, su pirštukais galėjau praeiti. Turi gal kokį nors favoritą savo mylimiausią produktą? Taip, milkshake. Smagu. Gerai. Ką tas milkshake, tai yra milkshake plaukų kaukė, konkrečiai padarė tavo plaukui? Jis jį suminkštino, kas svarbiausia, suglotnino, blizgesį duoda ir tiesiog man nebereikia naudoti taisintuvo. Pamiršau jau, ką tas reiškia. Kiek tu laiko ją laikai? Laikau labai trumpai, gal kokias kelias minutės, kol aš visiškai nusiprausiu ir būnu pasiruošusi lipti lauk iš dušo. Aš tada baigiu, nuplaunu, kartais netgi ir naudoju kaip balzamą, nes tiesiog būna laiko trūkumas. Kada laiko turiu daugiau, aš kaip moteris palaukau namuose. Bet leidi savo kitą kartą ir ilgiau palaikyti kaukę? Žinoma. Puikumėlis, gerai. Ar renkantis produktą tau buvo svarbu ekologija? Ne. Tikrai nebuvo tuo metu, nebuvo svarbu. Tu gal turi kažkokią nuomonę apskritai apie ekologišką kosmetiką, gal patirtį turi kokią nors savo? Taip, teko naudoti seniau įvairias ekologiškas priemonės, tai pojūtis buvo toks lyg ūkiškumui ilgai išsiplovus. Tai kažkaip turėjau tik tokią nuomonę susidariusi ir kada pabandžiau būtent milkshake kaukę, tada supratau, kad ekologiškas produktas gali būti fainas. Smagu. Ir mes palėtėm tokią labai įdomią temą, tai yra tai, kad tu esi atsakinga, kad tu esi sąmoninga ir aš labai noriu paklausti tavęs, kaip tu visą tai realizuoji savo gyvenime. Turiu minty, kad tu juk užsiemi tam tikrą veiklą, kuri taip pat yra susijusi su moteriškumu, su meile savo, su rūpinimusi savo kūnais, netgi ne vienu kūnu, teisingai. Ką tu veiki gyvenime? Aš esu kineziterapeutė, bet dirbu masažuotoja, kaip ir labai artimos profesijos. Karina, tu dirbi ar tu gyveni tuo? Žinoma, gyvenu. Gyvenu ir kiekvieną dieną, net ir namuose, visada galvoju apie savo klientus, ką galėčiau naujo jiems duoti. Ką tos procedūros iš vis duoda moteriai? Kokią naudą? Duoda labai daug. Tai yra pirmiausia meilė savo, laikas savo, kurio šiais laikais labai trūksta mums. Mes gydome save tiek emociškai, tiek fiziškai, apimant abu savo kūnus. Dėl per didelio perteklio emocijų mūsų kūnai pavargsta, nusilpsta, imame sirgti. Tai tiesiog norisi, kad... Užkirsti kelią, negalima tuo. Ok, ką galėtum palinkėti mūsų moteriams, kurios dabar žiūri šitą mūsų pokalbį? Norėčiau moterims palinkėti, rasti laiko daugiau savo, skirti dėmesio, rūpintis savimi, savo kūnus ir savo plaukais. Puikiai. Ačiū tau labai už skirtą laiką ir aš manau, kad mes susitiksim visiškai netrukus. Kur?
moterų stovyklai. Taip, Čia vėl bus tam tikra forma, laikas savo ir savo įvairiems kūnams, mintims, smegenims ir apskritai ta moteriška bendrystė, man atrodo, yra kažkas nuostabaus, kiek mes emocijų gaunam, kaip mes suvokiam galę moteriškos energijos. Tai aš apskritai kažkoks toks vidinis jausmas, kad kur aš anksčiau buvau, kai kitą moterį laikiau konkurentę, kai tuo tarpu dabar apjungus tas visas energijas, apjungus tą bendrystę, galima tiek daug sukurti. Tai ačiū tau labai, kad tu vis palaikai mano įvairias idėjas ir kad pasirašai po bet kuo, kur aš sakau. Ir susitiksim kitą kartą. Ačiū tau.